Sveiki. Silpnesnės psichikos žmonėm pereikite kitą video, pakalbėsim apie naminuką. Kas yra jūsų naminukas? Koksai jisai? Jisai lyg motina jums, rūpinasi jumis kaip motina. Kiekviena skausmo ašara, kuri iškrenta, kruvina netgi skausmo ašara. Jisai ją surenka ir visą suskaičiuoja. Jisai rūpinasi jumis. Kas jam patinka? Jūsų naminukui, kas jam patinka? Jam patinka dėmesys. Jisai nori dėmesio. Tai gal net reiktų įsigyti kokią statulėlę pavaizduotą naminuku. Toks būtų kaip talismanas, jį žiūrėti, jisai jaustųsi laimingas. Ką dar naminukas norėtų pasakyti? Kuom jisai maitinasi? Kokiom energijom? Kažką namuose turite tokio pasidėję vertingo. Kas yra? Tai gali būti saugomi kažkokie žmogaus plaukai, tarkim. Kiti mėgsta laikyti kūno dalis kažkokias, tai kokias tas kūno dalis gali būti. Pavyzdžiui, naujagimio virkštelė sudžiovinta, neišmesta, bet laikoma kaip talismanas. Motinos pieno lašelis pagamintas į pakabuką. Daug įvairių yra tokių dalykų, ką žmonės turi savo namuose. Taigi, kam įdomu apie jūsų naminuką, tai atitiks ne visiems, aišku. Kreipkitės, pažiūrėsim.